Dauguma žmonių galvoja, kad kai gydymo nėra, vienintelis kelias yra implantai. Kaipgi išvengti tų implantų? Reguliarūs apsilankymai pas odontologą. Iš vis nematoma problema yra tikrai dantų griežimas. Nes būna su pacientais pakalbi ir kas, griežius. Ir žmogus sakė, 10 metų jau griežiu. Toks, tarsi čia net ne problema būtų. Burnos kvapas. Čia skaitosi jau kaip indikatorius, kad kažkas yra negerai. Dažniausiai tai virškinimo sistemos kažkokios problemos, bet jeigu tai noseigoje, tai taip, be abejo, arba tai yra aišku dantų kažkokios problemos, arba jau virškinimo sistemos problemos. Nežinau, kodėl visada dabar, kai matau kažką, kas ten pasipaustina, kad geria kavą žodžiu lovai ir aš galvoju, vai tai išsivalė dantis ar ne? Mano bičiulė pasidalino, nebepamenu kas, kad, vienu žodžiu, net vandens nerekomenduoja gerti ant nevalytų dantų. Tu gal turit kažkokių rekomendacijų tiesiogiai, kokie vitaminai, ką pati naudojat ar siūlot savo pacientam? Tai vitaminas svarbiausia, kad šaltinis būtų natūralus. Kas liečia papildus, man svarbu, kad tai būtų natūralūs šaltiniai, nesusintetinti laboratoriją. Tai papasakokit man, kaip reikia teisingai prižiūrėti burnos higieną. Tai pirmas darbas išsivalyti dantis. Jeigu norim po pusryčio, tai bent kokias 30 minučių luktelti, iškart nevalyti. Ir pats svarbiausias valymas, tai aišku, yra vakarinis prieš miegą. Dauguma žmonių galvoja, kad kai gydymo nėra, vienintelis kelias yra implantai. Bet realybė yra tokia, kad šiandien yra ir egzistuoja gydymas, kuris gali išgelbėti jūsų dantis, tik žmonės apie tai nežino. Tai laba diena, Austėja. Labą dieną. Ar teisingai pristačiau temą mūsų? Labai teisingai. Kaip ir prieš tai sakiau, bravo. Tai iš tikrųjų šiandien mes kalbėsime tokia tikrai labai, aš manau, svarbia kiekvienai žmogui tema. Jūs tikriausiai esat pirmas mano svečias, su kuriuo mes kalbėsim apie sveikatą. Ne apie grožį. Dalinai gal apie grožį, bet iš tikrųjų daugiau apie pačią sveikatą. Tai pirmas klausimas, Austėja, norėčiau jums užduoti. Kiek pacientų ateina pas jūs jau per vėlai, kada danties nebegalima išsaugoti? Labai minimaliai. Ko gero dėl to, kad aš dirbu labai dėkingomis sąlygomis. Mes dirbam savo klinikoje, tai mūsų ta idėja vystoma beveik 10 metį. Tai mes tokių pacientų turim labai mažai ir turbūt tai, ką veikiu šiandien kiekvieną dieną, man ir leidžia prisidėti, kad kai jie ateina manydami, kad kito kelio nėra tik šalinti, man labai smagu pabūti tą šviesą ir sakyti, kad mes turim variantą kažką dar padaryti, kad dantis liktų jūsų burnoje. Wow, iš tikrųjų tai noriu pasakyti visiems mūsų žiūrovams ir klausytojams, kad Austėja pati su manim susisiekė, atvyko čia iš Lietuvos, jūs gyvenat Vilniuje, ar taip? Taip. Tai vat, susisiekė su manim, nes norėjo iš tikrųjų papasakoti apie tą būdą, apie kurį tikriausiai dauguma žmonių nežino, nes ir aš pati esu tame tarpe žmonių, kur pirmą kartą apie tokį gydymą išgirdau, tai labai džiaugiuosi galėdama turėti jūs svečiuose ir papasakosi tikrai daugiau apie tai ir apšviesit mus visus apie tos dantis ir kas gali būti ir kokie būdai yra įmanomi. Tai pirmiausia, prieš pradedant ir einant toliau, tai aš noriu, kad jūs gal pati prisistatytumėt, kas esate, kokia specialistė ir, žodžiu, papasakotumėt viską apie save truputėlį. Šiuo metu labai dažnai tenka prisistatyti, kas aš tokia esu. Ir man labai keista apie save kalbėti, nes vis aišku maloniau, kai apie tave kalba kiti. Bet trumpai tariant, tai esu kaip ir gydytoja odontologė, tačiau mano specializacija yra dantų šaknų kanalų gydymas ir viskas, kas su to susiję. Tai vienas iš pagrindinių sričių, kuriuose šiuo metu dirbu, tai yra endodontinė mikrochirurgija. Ir tai yra pakankamai pas mus inovatyvu. Šito amato atvažiavau mokytis į Ameriką, būtent dėl to čia ir esu. Ir jau smagiau 3 metai palaikyti čia ryšius ir nešti tas žinias į Lietuvą, vystyti šitą veiklą ir dirbti būtent endodontinės mikrochirurginės srityje. Bet be abejo dirbu ir atlieku visas kitas procedūras, kas tiesiogiai susiję su dantų šaknų kanalais. Wow, iš tikrųjų taip smagu žinoti, kad tiek daug lietuvių šitaip stažuojasi ir mokosi geriausiose pasaulio universitetuose ir žmonės turi galimybę naudotis tokiom paslaugom, nes pasakysiu čia ir tikriausiai pati sutiksit, nežinau, bent jau mano patirtis yra tokia, kad atėjusi kažkokią gydymo įstaigą Amerikoje, man toks jausmas, kad aš keliauju laiku atgal. Ir niekaip negaliu suprasti, kad geriausi universitetai vienu žodžiu, yra Amerikoje, bet kažkaip man atrodo, kad juos atvyksta mokytis tik emigrantai ir išsiveža tas žinias į savo šalis, o Amerika, žodžiu, vis tiek dar yra akmens amžiui. Bet taip ir yra, iš tiesų aš kažkada kažko iš savo dėstytojų paklausiau ir jis man tiesiog ranka mane sustabdė ir sako, jūs europiečiai,
likit prie savo. Rimtai? Taip. Aišku, aš manau, kad Amerika turi nuostabias galimybės ir finansinės galimybės daryti nuostabius mokslinius tyrimus. Tai yra dėl ko mes esam čia. Bet kas liečia klinikinį darbą, mes turim tobulas ir nuostabias sąlygas ir tikriausiai gydytojai dirbti Europoje, Lietuvoje yra nuostabu, bet universiteto ta kokybė studijų prasideda nuo to, kad jie tikrai yra labai daug turi finansinių resursų daryti tyrimus, ko mes neturim. Tai tada kaip ir viskas čia yra logiška. Dėl ko visas pasaulis nori važiuoti į Ameriką, mokytis čia, bet ir pati aplinkos kokybė, ten tarkim kalbant apie pačias klinikas, tai yra tikrai net nepalyginama, kai grįžti į Lietuvą, tai yra tiesiog gera, malonu, žodžiu, visas įmanomas nemalonės procedūras atlikti, nes tu esi tokiam maksimaliam komforte. Iš tiesų. Ir mes labai daug dėmesio skiriame tą žmogaus komfortą, kaip jisai jaučiasi, jo mentalinė visa būsena. Tas darbas nėra toks pragmatiškas, kad atėjau ir padariau savo darbą. Tai taip, iš tikrųjų. Tai žodžiu, dar noriu iš tikrųjų padaryti tokį mini interpą ir priminti jums visiems, kad jeigu jums patinka iš LaLaLand turinys ir podcastas, nepamirškite subscribinti, nes šiam kanalui, augančiam kanalui, tai yra be galo svarbu. Tai važiuojam toliau ir pirmas toks rimtas klausimas jums būtų apie implantus. Tai kodėl implantai tapo toks dažnas sprendimo būdas? Viskas turbūt remiasi gydytojų parengimo lygį ir šituo aspektu Lietuvos gydytojai yra be galo stiprus ir natūralu, kaip mes žinom, kad mes atliksim darbą, kuris turės ilgalaikę prognozę, gerus rezultatus, tai tenkins tavo pacientą, tavo klientą ir natūralu, kad tai, kas veikia, tas įgauna, įsivažiuoja ir įgauna prasmę. Tai aš manyčiau, kad tiesiog tai yra edukacijos lygis, kuris Lietuvoje yra neįtikėtinai aukštas, dėl to jie tokie populiarūs, nes gydytojai dirba šitą darbą, gauna puikius rezultatus, procedūra pakankamai nesudėtinga ir aišku, mums visiems ir pacientai patinka gauti rezultatą ir gydytojai daryti tai, kas iš tiesų yra. Žinai, kad tikrai bus gerai. Bet gal tiesiog aš labai norėčiau, kad jūs paedukuotumėt tame tarpe ir mane. Taip. Apskritai apie tą implanto būtinybę, nes aš vis tiek esu žmogus, kuris irgi tikrai labai domisi sveikata ir kaip sakant, kiekvieną dalyką savo kūne, organizme aš noriu suprasti geriau. Apskritai, kada ateina tas laikas implantui, kodėl taip atsitinka? Gal pradėkim iš tikrųjų nuo to, būtų aiškiau visiems. Taip. Visų pirma, implantas kaip pati idėja atsirado dėl to, kad kai žmonės neturi dantų, kažko tą kramtymą reikia atkurti. Ir tai nėra tik kramtymas, tai yra ir mūsų veido išvaizda, ir mūsų visa raumenų struktūra palaikoma kramtymo. Tai yra daug dalykų, bet iš esmės implantas atsirado su idėja, nėra danties, kaip tai atstatyti. Viskas prasidėjo nuo to. Ir ilgainiui, matydami rezultatus, dantis, kurių mums tuo metu atrodė, kad juos gydyti labai sudėtinga, per brangu, komplikuota, neturim aiškios prognozės, nusprendėm, kad juos galbūt paprasčiau pašalinti ir keisti implanto, nes nevatais kaip yra saugiau. Bet lygiai taip pat tikriausiai kaip vystėsi implanto era, lygiai taip pat ir vystėsi dantų šaknų kanalų gydymo era, kuri taipogi peraugo į visiškai kitą lygį ir šiandien dienai tų rezultatų galim pasiekti nuostabių, bet vėlgi viskas remiasi į edukacijos lygį tikriausiai. Pavyzdžiui, kada jūs jau nusprendžiat, kad pacientui tikrai yra reikalingas implantas? Sakyčiau, du atvejai. Yra vienas dalykas, kai yra jau, visiems gerai žinoma, turbūt parodontozė, kai yra labai nutirpęs kaulas ir dantis yra be galo paslankus. Ir net periodontologai sako, kad nėra galimybės to kaulo aukščio statyti, viskas, tai be abejo šaliname jį. Arba kai kuriais šaknų skilimo atvejais. Šiandien dienai taipogi jau ne visi šaknų skilimai kalba apie pašalinimą, jau šiek tiek ir čia galime kažką nuveikti, bet principė didžiąją dalim dantų šaknų skilimai. Visais kitais atvejais mes praktiškai turim planą B, C ir dar kokį norim. Kada implantas būna per anksti? Kad, pavyzdžiui, žmogus ateina, gal irgi norėtų pasitikrinti, ar ne, nes implantai yra labai brangus dalykas ir tai yra pinigai. Ir tikrai aš žinau, kad kartais taip yra liūdna pripažinti, kad specialistai, gydytojai, jie galvoja apie pinigus ir, aišku, nori pasiūlyti tą patį pelningiausią variantą, ar ne? Ir saugiausią tikriausiai, kuris nenuvils žmogaus, ar ne? Būtent. Tai va, nes ne visi turi ten biudžetus bandyti, B, C, D ir taip toliau, ar ne? Tai čia toksai kaip ir saugu gydytojai, ir saugu pacientui, ar ne? Bet gal yra kokie atvejai, kada, tarkim, yra per anksti? Taip. Aš manyčiau, visada ankstyvas žmogaus jaunas amžius visada yra anksti,
nes reikia tikriausiai suprasti, kad implantas jis nestovės visą gyvenimą. Jis lygiai taip pat reikalaus kažkada vėl prieimo ar vėl kažko tai perdarimo ar dar kažko. Tai kai mes turim žmonių grupę nuo kokių 18 iki 35, tai yra labai jaunas žmogus ir jam dar tiek metų nugyventi, ar ne, tai tas implantas galbūt vis tiek turėtų būti, galvoti apie paciento amžių ir kad jam dar be to reikės gyventi. Tai galbūt tas per anksti ir sakyčiau visi atvejai, kai mes pašalinam dantis, kurie dar turėjo galimybę būti išgydyti, tai yra per anksti. Tai yra per anksti ir dažnai tokių atvejų būna. Girdit, ar ne? Būna, taip. Ar šį pacientai žino apie alternatyvas, kaip žmonės yra, tarkim, sprendžiant iš to pacientų gausos, apsiskaitę yra apie dantis, ar ne žmonės? Šiaip šiandien dienai labai daug, bet tikriausiai čia kaip ir bet kur gyvenime, viena yra turėti žinias, kita jomis naudotis, ar ne? Čia kaip ir su mityba, su sportu, ką be paimsi, ar ne? Viena yra žinoti, kita naudotis to įrankio. Tai žmonės apsiskaitę, bet bent jau kurie ateina pas mane tiesiogiai, tai tik dėl to, kad sako, ten buvau tai pasakė, o čia mano pažįstama buvo ir jai padėjo, tai iš to jie daugiausiai ateina, sakyčiau. Tai dirbtinio intelekto jums, žodžiu, nepateikia alternatyvų, nes kaip tik turėjau epizodą su estetinės medicinos atstovė ir sakė, kad dabar pacientai labai mėgsta ateiti ir pasakoti gydytojams, kaip reikia gydyti. Žodžiu, tai irgi tokia krizė, sakyčiau, informacijos yra, nes labai jos daug ir iš tikrųjų čia kiekvieną teiginį galima užginčyti realiai. Faktas, bet čia visur taip pat, ar ne? Net tas pats mokslas ir ta pati literatūra, viena rašo kitą, kita rašo kitą ir čia yra viena didelė nuolatinė diskusija. Remiantis į pacientus, atsakant jūsų klausimą, turbūt per laiką susiformavo tokia nuostabi pacientų bendruomenė, kad pas mane tokie tiesiog neateina. Iki manęs jie tikriausiai tokie neateina. Arba jie ateina jau kažkokį turėdami pasitikėjimą, turbūt. Tai tos problemos dar neturiu. Gal jie ir skaito mane, sako. Gali būti. Bet... Ne, nemanau, bet kažkaip man kalbant su jumis, jeigu aš būčiau pacientė, tikrai tas pasitikėjimas yra. Tu jauti žmogaus. Aš manau, kad bent jau tiek, kiek man tenka susidurti su gydytojais ar kažkokiais specialistais, tu labai jauti, arba žmogus nuoširdus, arba jisai nori parduoti kažką, labai jaučiasi tas iš tikrųjų. Be abejo. Tikrai taip. Šiuo laiku, kaip mes visi taip gilinamės į tos visus psichomocinius dalykus, komunikacinius elementus, tai žmonės jaučia vieni kitus, aišku. Tai pereikim prie to, ką jūs iš tikrųjų darote. Papasakokit man, kas yra ta endodontinė mikrochirurgija. Taip. Jau žodis mikrochirurgija kalba šiek tiek apie save, kad tai mikro, tai viskas yra labai maža, nes įsivaizduokim, kokia maža yra mūsų danties šaknis. Ypatingai, kai kalbam apie galinius dantis, jie turi po 3 šaknis, ar ne, ir daugiau, tai ta šaknis labai mažytė. Tai reiškia, mes dirbam su ta mikroskopo kontrolėje, tas mums leidžia sukurti labai mažą operacinį mūsų lauką, kas liečia chirurginį elementą, mes turime mažus pjūvius ir viską labai labai smulkmeniškai atliekame. Tai endodontinė mikrochirurgija leidžia prieiti prie danties šaknies, visiškai neliečia danties, kurį mes matome burnoje. Nes mes, jeigu dantį padalinsim į tą, kurį matom burnoje, ir šaknį, kuri yra jau mums nematoma, tai mes to danties burnoje visiškai neliečiam, per dantenas prieinam iki šaknies, ten išvalom uždegimą, užplombuojam kanalą, užsiūnam ir išleidžiam pacientą. Tai čia yra tas būtent ta procedūra prieš užbėgant įvykiams už akių, prieš įstatant implantą, pašalinant dantį ir įstatant implantą. Ar teisingai suprantu? Taip. Bet aišku, aš endodontinė mikrochirurgija, bet kokiu atveju, kai yra žodis chirurgija, mano gyvenime ir mano karjeroje tai yra radikaliausias gydymo būdas, ar ne? Ir kaip gydytojai tą darbą dirbti yra labai smagu ir labai įdomu. Bet jeigu aš kartais matau, kad galiu pritaikyti dar kokias vieną iš 8 gydymo metodų, kad pacientui nereikėtų tos chirurgijos, tai be abejo aš visada renkuosi kažką konservatyviau. Ir net yra pacientų, kurie jau atsiusti pas mane chirurgijai, bet aš matau, kad mes galim mažiau pridėti rankas ir gauti tą patį gerą rezultatą, tai aš be abejo visada jį rinksiuosi. Bet endodontinė mikrochirurgija tikrai, jinai yra toks, paskutinis žingsnis, bet jis visada puikiai veikia. Paskutinis žingsnis prieš implantą tikriausiai, ar ne? Taip galim pasakyti. Taip. Kaip jis skiriasi nuo įprasto gydymo? Visų pirma, kadangi mes jau turim žodį chirurgija, mes turim operacinį lauką, tai mes turim, tokią mini operaciją, vadinkim, tai viskas pereina į tokią sterilę aplinką. Pacientai, kurie kažkada turėjo sudėtingus dantų šalinimus ar implantacijas, tai jie ten žino, kad visa odontologijos kabinetas trumpam pavirsta tokia maža operacinė, viskas pasidaro sterilu, jie šiek tiek pacientai užklojami tokiu steriliu užklotu.
Bet viskas vyksta paprastam nuskausminime. Kaip įprastai, ateitumėte dantį plombuoti, nuskausminimą, gaunate tą patį. Tai viskas kaip ir panašu, tik tiek, kad šiek tiek to papildomai sterilumo elementų, kurių daugiau negu kasdieniam darbe. Wow, nes kai jūs pasakėt būtent, vienu žodžiu, kad esate endodontinės mikrochirurgijos specialistė, aš jau iš karto įsivaizdavau jų operaciją, užmigdymas ir taip toliau, nes taip jau tas žodis taip įpareigoja, atrodo, kad jau čia tikrai labai sudėtingas reikalas tavęs laukia. Taip, tas sudėtingas yra specialistai, bet kai ta darbo aplinka sukuri tokia tinkama, tai viskas, aišku, galima taikyti sedacijas, bet visada smagiau savo organizmui mažiau apkrauti tokiais elementais, kai ta procedūra pakankamai neilga. Ir kaip žmogus gali užsidėti šalčio paketą ir sėsti į mašiną ir išvairuoti iš klinikos. Tai tas irgi patogu. Tai kaip dabar suprasti žmogui, reikia jam šitos operacijos ar nereikia tos mikrochirurgijos? Koks būtų tas kritinis taškas? Tai sakyčiau 2 elementai. Galbūt turite ir turėjote kanalų gydymą, jau 2 kartą, 3 kartą ir jis nesėkmingas. Vis kažkas infekcija nepasitraukia, kažkas negerai. Tai 1 pacientų grupė. 2 pacientų grupė yra ta, kurie turi vainikėlius ant dantų ar karūnėlės. Tie, kurie turi, jie žino apie ką aš. Tai ta pacientų grupė, nes kai jau yra ant danties apmautas vainikėlis, kanalų pergydymas yra labai komplikuotas. Tai išsaugant restauraciją, kad jos nereiktų keisti nauja, kas vėlgi laiko ir finansiniai resursai kiekvienam žmogui, tai tada ta pacientų grupė irgi yra labai tinkama kaip endodontiniai mikrochirurgijai. Motyvuojant tuo, kad jiems nereikės perdaryti jų tų restauracijų ant burnoje. Supratau. Mano atveju, tai ačiū Dievui, dar nei vieno, nei kito kol kas neturiu. Taip. Bet iš tikrųjų labai gerai žinoti, kad jeigu jau atsiras kažkokių problemų, kad yra tų sprendimo būdų ir ne tik implantai. Tai čia, man atrodo, kad visiems mums tikrai daugam tikriausiai bus nauja. Kiek kainuoja mikrochirurgija? Nėra tai baisu. Nėra tai baisu? Taip, sakyčiau, nuo 500–600 kažkas tokio. Tai čia iš tikrųjų yra pigiau negu įsistatyti implantą? Taip. Ar yra kažkokia tai galimybė, kad, pavyzdžiui, pasidaro žmogus šitą operaciją? Mes negalim vadinti operacijos, ar ne? Tokia kaip čia ją pavadinti? Kaip Procedūra, ar ne? Pasidaro šitą procedūrą ir vis tiek yra toksai momentas, kad gali būti, kad vis tiek reikalingas bus implantas. Gali būti, bet, jeigu mes kalbam apie sėkmės procentus, tai yra 98% sėkmės tikimybė. Wow. Tai kažkas į tos 2% gali pakliūti. Tai čia kaip ir kiekviena operacija, čia tu gali ir plastiką daryti, ir šiaip ir nežinau, keisti širdį ar dar kažką, ta prasme, taip gali būti. Taip, tai bet kas gali tais 2% pabūti. Be abejo, jeigu būna atvejus, kuriam aš galbūt pati matau, kad ta prognozė gali tokia, būti net tie 98%, aš visada pacientą informuoju ir jo sprendimas einam to keliu ar ne, bet šiaip sakyčiau, kad jeigu jau buvo atlikta labai gera diagnostika ir mes prie to priėjom, tai kaip ir nėra priežasčių galvoti, kad gali nepavykti. Supratau. Aš manau, kad mes privalom pakalbėti apie burnos sveikatą. Aš kaip tik nesenai esu davusi vieną interviu, ten toks kaip nesveikuoliškas, bet ten, žodžiu, mano bičiulė sukūrė tokius vitaminus ir mes kalbėjome apie sveikatą. Ir manęs klausė tiesiog keletos ritualų ir aš paminėjau būtent apie burnos higieną. Tai kadangi jau turiu jūs čia, tai aš tikrai noriu pasinaudoti tą progą ir pati dar pagilinti tas savo žinias apie burnos priežiūrą. Tai mano pirmas klausimas būtų jum, kaip burnos sveikata veikia apskritai kūną? Visų pirma, turbūt svarbiausia, ką norėčiau paminėti, nepamiršti, kad tai yra virškinimo sistemos organas. Pats pirmas. Ir mes ten pradedam virškinti savo angliavandenius, kuriuos suvalgom, ar ne. Tai jeigu mes turim kažkokią nesveikatą ar disbalansą savo burnoje, ta disbiozė kažkokia, tai be abejo jau mums virškinimo sistema nuo pat pradžių gali pradėti kažkaip tai streikuoti. Aišku, turim ir tokių sąlyčio taškų, dabar atsirado labai daug literatūros apie ryšį su Alzheimerio liga, kad tai gali įtakoti diabetas, širdies kraujagyslių ligos. Ir šiaip burna mūsų yra toksai veidrodis, kartais pacientas įsižioja ir jau pagal audinių liežuvio struktūrą jau matosi, ko jam trūksta, kokie papildomi susirgimai, tai toks mūsų šauktukas, signalizatorius apie tai, kas galimai potencialiai organizme jau vyksta negerai.
Tai čia pirmas indikatorius, man bent jau pirmas indikatorius, tai būna burnos kvapas. Taip. Jeigu žmogus turi burnos kvapą kažkokį ir kartais net nereikia būti intimiam atstume su žmogum, kartais tu tiesiog sėdi šalia ir gali būti kvapas. Taip. Ir čia tikriausiai irgi, čia skaitosi jau kaip indikatorius, kad kažkas yra negerai. Dažniausiai tai virškinimo sistemos kažkokios problemos. Rytinis kvapas yra visiškai normalu. Rytinis taip. Taip, tai net tiesaros junginyje per naktį pasigamina, čia mes jos nuvalom, viskas gerai. Bet jeigu dienos eigoje, tai taip, be abejo, arba tai yra, aišku, dantų kažkokios problemos, arba jau virškinimo sistemos problemos skrandžio. Papasakokit man, kaip reikia teisingai prižiūrėti burnos higieną. Aš labai galbūt pragmatiška šito klausimu, nebejoju, kad yra specialistų, kas tikrai pakalbėtų giliau, tai nėra mano kasdienė veikla. Man turbūt svarbiausia tiesiog labai gerai išvalyti 3 dalykus. Tai yra mūsų liežuvį nuvalyti, tarpdančius ir pačius dantis išvalyti. Tai reiškia siūlas, dantų šepetėlis, dantų pasta ir liežuvio valiklis. Ir padarykime tai ir jau bus labai labai gerai. Kada dabar tą daryti? Tai be abejo, ryte tik atsikėlus išsivalyti dantis. Tas labai svarbu dėl to, kad mes jau per naktį tą susikaupusi apnašą, tą paviršių, tas danties struktūra nelygi tokia. Ir jeigu mes dar pavalgysim kažko dažančio, išgersime kavos, viskas ir nusėda ant tų dantų. Tai pirmas darbas išsivalyti dantis, toliau mūsų pusryčiai. Jeigu norim po pusryčio, tai bent kokias 30 minučių luktelti, iškart nevalyti. Ir pats svarbiausias valymas, tai aišku, yra vakarinis prieš miegą. Tikrai, aš visą laiką galvojau, kad ryte kažkodėl. Vakarinis, nes mūsų naktį šiek tiek viskas kūnas jau ilsisi, mes turim naktį šiek tiek mažiau seilių, tai to apsiplovimo nėra natūralaus, taipogi nekramtom, mechaninio apsivalymo visiškai nėra ir tada bakterijos kuria vakarėlį. Kuria vakarėlį mūsų burnoje ir vakarinis valymas yra tikrai pats svarbiausias. Tai dabar, kad tas vakarinis valymas būtų sėkmingas ir taip toks, koks turi būti, tai jis yra ilgesnis negu rytinis valymas. Ar kažko tais daugiau papildomai reikėtų naudoti, kažkokių tais priemonių? Asmeniškai aš manau, kad siūlas, šepetėlis, dantų pasta ir irigatorius, bei liežuvio valiklis yra viskas, ko jums reikia. Tai irigatorius gaunasi kaip papildomas tada. Taip. Irigatorius tai yra ta srovė, kuri nuplauna, ne? Aišku, prieš ją vis tiek būtina praeiti su dantų siūlais. Yra pacientų grupė, kam skiriami ir tokie tarpdančių šepetėliai valyti, bet čia burnos higienistas paskiria, kas jums reikalinga. Bet irigatorius dar toks papildomai tikrai suteikia mums švaros toje burnoje. Aš žinau, kad aš labai daug metų viską darydavau neteisingai ir iš tikrųjų turiu tokią bičiulę, kuri pradėjo vesti Instagramą apie dantis, nes jinai pati yra odontologė ir aš pamenu, kai jinai, žodžiu, pradėjo daryti social media, man buvo taip keista, aš galvoju, kam čia dabar bus įdomu apie tos dantis. Ir ten rodo tos kariesus, žodžiu, ten taip viską išgiliai, taip nuodugniai ir galvoju, Dieve mano čia. Kai tau atrodo tai yra neaktualu, tai tu taip, žinai, bandai ne tai, kad atmesti, bet gal ir nelabai žiūri ir taip toliau. Bet pamenu, kaip mane užkabino, jinai kalbėjo apie dantų priežiūrą ir aš supratau, kad oho, aš viską darau realiai padrikai ir net ne taip, kaip reikėtų daryti. Tai papasakokit, kokia eiga turėtų būti dantų nuvalymo. Nes, pavyzdžiui, žinau ir pati namuose turiu partnerį, kuris neklauso manęs ir viską daro atvirkščiai, kaip jam aš bandau pasakyti. Tai jūs pasakykit ir aš pasižiūrėsiu, ar tikrai sutampa tos žodžius. Sutampa nuomonės. Sutampa nuomonės. Taip, tai pirmas elementas yra tarpdančiai. Prašom. Volia. Taip. Bravo. Čia į kurią pusę? Tai čia į mano pusę, ne į jo pusę. Tai taip, nes aš siūlą naudodavau pačiam gale, o siūlą reikia, nuo siūlo prasideda dantų valymas. Taip. Nuo siūlo prasideda, nes mes iš tarpdančių išstumėm maistą ir su šepetėliu jį nušluojam. Priešingu atveju mes viską tik pripakuojam giliau į tas tarpdančius. Taip, tai siūlas, šepetėlis, liežuvio grandiklis. Ir tam tarpe, jeigu reikia, irigatorius. Tai čia būtų, sakykime, vakaras. Jau su irigatorium. Ryte irigatoriaus tikriausiai nereikia. Na, turbūt negaliu taip sakyti. Kiekvieno žmogaus asmeniškai aš pati tikrai nenaudoju. Noriu su jumis pasidalinti savo patirtim. Iš tikrųjų, galbūt tai bus naudinga klausytojams. Žinot, yra tas toksai labai fainas dalykas ryte, kai vyras tau padaro kavos, ar nesvarbu, ar pati pasidarai kavos, tas ritualas gerti kavą lovoje. Ir žinokit, nežinau kodėl visada dabar, kai matau
kažką, kas ten žodžiu, pasipaustina, kad geria kavą, žodžiu, lovą ir aš galvoju, va, tai išsivalė dantis ar ne? Iš karto tokia mintis, nes labai daug metų aš kovau su dantų apnašom. Ir aš prisimenu kadangi mamos sesuo, mano krikšto mama yra odontologė ir jinai visada darydavo man dantų higieną, nors tai nepriklauso, bet tiesiog čia yra mūsų dalykas. Ir aš prisimenu, jinai juokdavosi, Dieve, sako, tokia graži mergaitė, o taip, žodžiu, burnoji tiek apnašų. Tas toksai, kai tu pamatai iš giliau ar ne, ir jinai visada juokaudavo. Ir nieko mes padaryti negalėjom, nes jinai sako, pas tai tiesiog yra tokia dantų, ne dantų, o seilių struktūra, nešasi tie dantis, žodžiu. Ir tu tiesiog gali tik primažinti su teisinga priežiūra, teisinga higiena ir tiesiog tu privalėsi visą gyvenimą daugiau skirti laiko ir daug dažniau daryti higieną, nes yra žmonių, kurie gali higienos nesidaryti 2 metus ir pas juos tobuli dantis ir jokių ten apnašų ir akmenų. Tai prie ko vedu, tai kad labai daug metų aš mėgdavau gerti tą kavą lovoje. Ir aš, aišku, tai yra pirmas dalykas, kad, žodžiu, atmerkia akis, ten kavytė garuoja, tu geri tą kavą ir tu esi, aišku, nevalius dantų. Ir kažkur, ar ta mano bičiulė pasidalino, nebepamenu kas, kad, vienu žodžiu, net vandens nerekomenduoja gerti ant nevalytų dantų. Tai dabar pirmas dalykas, būna taip, kai gaunu tą kavą rytinę į lovą, atsikeliu, išsivalau dantis, pasidarau viską, ką man reikia ir tada aš mėgaujuosi kava, nes kitu atveju, kaip ir jūs sakėt, ant tų susikaupusių per naktį apnašų viskas prilimpa ir jie tie dantis ir geltonuoja ir nešasi, žodžiu, apnašos ir taip toliau. Tai yra, jūs su to sutinkat? Taip, tikrai taip. Tikrai taip. Dar šiek tiek apie seilės, užsiminėte, kad šiandien dieną irgi turim daug įvairių variantų, šiek tiek prie tų seilių kokybės prieiti, jeigu galima ar ne. Tai vienas dalykas, seilės, kada jos yra klampios, jos nėra pakankamai skystos, tai jos ir duoda tą efektą. Kas gerina seilių kokybę, tai be abejo adekvatus vandens kiekis per dieną, kad ir kaip elementaru, bet manau, kad vis dar mes visi su tuo kovojam. Tikrai. Nėra kito žodžio. Ne, nėra. Vandenį keičia visokie skysčiai ir gėrimai, bet nebūtinai mūsų tas geras, tyras vanduo. Ir kitas dar labai svarbus A vitaminas, kuris labai gerai irgi pagerintas pačių seilių kokybę. Oho, nežinau šitą. Šiaip tokia dantims patys svarbiausi vitaminai, tai yra D, K2 ir A. Tai šie turėtų būti visada mūsų gyvenime ir mūsų racione pagalvoti ir jais pasirūpinta. Ir ypatingai, sakau, A tai pagerina tą seilių kokybę pačią. Čia ne reklama tikrai, bet noriu paklausti jūsų, gal turit kažkokių rekomendacijų tiesiogiai, kokie vitaminai, ką pati naudojat, ar siūlo savo pacientam, kokios kompanijos, nes tikrai žinau, kad klaus žmonės. Taip, iš tikrųjų, čia vitaminai šiandien dienai karšta tema ar jautri tema, ar ne, tokia labai asmeniškai aš per daug metų analizės vitaminų, aš apskritai vitaminais domiuosi ir pati dėl savęs ir šeimos, tai vitamino svarbiausia, kad šaltinis būtų natūralus. Tai natūralus šaltinis elementarus žuvų taukai, geri žuvų taukai, ar ne? Jeigu mes turim gerus žuvų taukus, juose rasim ir D vitaminą, ir A vitaminą. Jeigu mums reikia K2 vitamino, kaip kalbėjau, ar ne, tai jo yra kepenėlėse, jo yra visų gyvūnų, kurie ėda žalią žolę, jų mėsoje mes galim gauti. Tai iš tiesų, jeigu ta mūsų mityba yra pakankamai, kaip kokybiškai galim pavadinti, tai mes tikrai jų daug galim susirinkti su maistu. O kas liečia papildus, man svarbu, kad tai būtų natūralūs šaltiniai, nesusintetinti laboratorijoje. Tai aš pati asmeniškai renkuosi iš Neolife produkciją, šiaip taip, kad nors jie amerikiečiai tiesiog į Lietuvoje siunčiamės. Ir sakyčiau, kad kol kas šiandienai mano pagrindinis gamintojas. Aš mėgstu, pasidalinsiu kaip tik dabar šitą progą keletą firmų čia. Irgi labai domiuosi, kad būtų švari sudėtis, nes tiek visokių papildomų dalykų prideda ir tada iš tų vitaminų nelabai kas lieka. Tai Nordic, aš geriu žuvų taukus. Ačiū, kad priminėte, tai būčiau minėjus. Tai va, Nordic yra tobuli ir vieni geriausių pasaulyje, tai va, galėsiu įkelti screenshotą iš savo vitaminų sekcijos. Ir dar viena kompanija, kuri beveik visi mano vitaminai, tai yra iš Pure. Pure. Aš perku Amazon, tai nežinau, ar jūs Lietuvoje turit, bet ten visokie B grupės, ką aš ten dar turiu,
daug kas ten priklauso nuo periodo, bet ir C vitaminas, tai vienu žodžiu Pure pas mus yra skaitosi irgi viena švariausių. Bet aš žinau, kad Lietuvoje jūs irgi turit labai didelį pasirinkimą. Vat labai Nordic, ačiū, kad priminėte. Iš tiesų, Nordic turi produktą tokį kaip menkių kepenų aliejus, kas iš tiesų turi visus tuos, ką mums reikia susirinkti. Ir jo, yra Lietuvoje sudėtis, kaip sakot, nuostabi, švari. Ypatingai, net ir ką savo draugų aplinkoje turiu žmonės, kas augina mažus vaikus, tai menkių kepenų aliejus, manau, kad turėtų būti būtinai mūsų namų vaistinėlė ir ypatingai kokybiškas Nordic gamintoja. Dar turiu vieną klausimą, kas liečia burnos higieną, kad jau būtų tikrai viskas aišku, ką po ko reikia teisingai daryti. Tai ryte atsikėlus tarpdančių siūlo tikriausiai nereikia, ar ne? Turbūt negalėčiau taip atsakyti vienareikšmiškai, gal čia toks ir kaip kas jaučiasi, asmeniškai aš visada naudoju. Net ir ryte? Taip. Aš jaučiuosi, kad, tiek, kaip mes juokaudami vaikams sakom, dantis kaip namas, 4 sienos ir stogas, ar ne? Tai tarpdančiai irgi yra mūsų 2 sienelės danties, kurios lygiai taip pat per naktį ten visko gali būti. Taip. Supratau, tai nes aš galvoju, kad galbūt tarpdančių siūlas yra labiau vakarui skirtas, aišku, nes natūralu mes valgom ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, vis tiek tada pradedam nuo siūlo, tada yra dantų šepetukas, valomės. Aš, pavyzdžiui, naudoju elektrinį dantų šepetėlį, tai čia tikriausiai yra geras dalykas, nes bent jau visi higienistai tą siūlo. Taip, ir tada yra liežuvio higiena. Liežuvį galim, aš asmeniškai naudoju tiesiog metalinį, nuvalomą tokį, nusivalai liežuvį, bet nenaudoju dantų pastos. Jūs rekomenduojat naudoti ar nebūtina? Tikrai ne. Dar labai irgi gerai paminėjote apie metalinį, ar ne? Aišku, jų liežuvio grandiklių yra ten įvairiausių rūšių, bet jeigu šiek tiek pažiūrėtumėm iš mūsų funkcinės medicinos, nerekomenduoja naudoti varinį liežuvio valiklį, dėl to, kad liežuvis vėlgi mūsų pakankamai didelis organas, kuris išstumia per naktį toksinus įvairius. Tai varis dar taipogi turi papildomą antibakterinių savybių, tai irgi galbūt nuskambėsi nepopuliariai, bet tai yra irgi, ką per daugelį metų išsinagrinėjau, priėmiau ir man tai irgi duoda dar papildomą žingsnelį prie geresnės tokios priežiūros. Ir tada, jeigu reikalingas ir čia pagal poreikį irigatorius, ar ne? Taip, manau, pagal asmeninį poreikį absoliučiai. Tai tikriausiai sutiksit su manim, kad dažniausiai žmonės ateina pas jūs tada jau, kai jūs skauda. Ir taip ir ne. Ir taip ir ne. Ir taip ir ne. Iš tikrųjų, gal pusė ant pusės, taip sakyčiau, labai džiaugiuosi, kaip tik čia kažkada su kolegomis kursų metu turėjom diskusiją, sakau, ar čia pasikeitė odontologija, ar pasikeitė žmonių požiūris, kad vis mažiau ateina tokių pacientų, kurie ateina jau kaip blogai. Vis daugiau jų ateina tiesiog tęstiniam gydymui, profilaktikai ir panašiai. Tai tendencijos Lietuvoje labai ryškiai keičiasi, tą smagu matyti. Taip, nes vis daugiau žmonių kalba apie tai. Aš manau, kad ne tiek, kad žmonių, bet turim ir influencerius, kurie pastoviai kalba apie burnos priežiūrą. Turim ir odontologus, kurie veda socialinę mediją. Mums, žmonėms, kurie ne iš tos srities, tai yra tobulas dalykas tiesiog sužinoti apie tas alternatyvas, kada jau reikės. Bet kalbant apie tuos, kurie jau ateina su degančiom situacijom, ar jūs galvojat, kad čia yra tiesiog nežinojimas ar baimė, kas čia yra? Aš sakyčiau, kad čia yra 2 rūšių baimė. Viena tai baimė iš tiesų blogos patirties baimė. Aš pati irgi labai daug ir savo tinklalapyje kalbu rašau apie tai, kad žmonės tikrai giliai viduje, jie vis tiek šiek tiek jaudinasi. Nežinau, kuo apipinta ta odontologija, bet vis tiek ne kaip į kirpyklą. Ne. Niekada. Aš pavyzdžiui, irgi labai pergyvenu, man kai reikia dantų higieną daryti, aš įsitempus būnu. Taip. Ir čia mano iš tikrųjų vienas irgi iš darbinių iššūkių tokių buvo sukurti žmonėms aplinką, kad jie miegotų mano kėdėj. Ir dabar, kaip jie miega, aš tokį savo tokį pasiglostymą, kad kažką padariau teisingai iš tikrųjų, nes tas sukurt saugią aplinką žmogui labai svarbu ir didžioji dauguma jų tikrai neateina, nes jie vengia tos nemalonios patirties. Antras dalykas, tai būtų, sakyčiau, finansinis klausimas, nes kartais žmonėms nesaugu, nes jie nežino, kiek užtruks, kiek kainuos, kiek dar reikės šito gydymo. Tai aš asmeniškai savo ir klinikai visada prašau, kad mes turėtumėm aiškiai formuluoti žmogui, jam patikti, ką mes darysim, kiek užtruksim ir kiek tai kainuos. Nes kartais žmonės tikrai atbaido tas nežinojimas, kiek čia dar eisiu, kiek čia dar reikės mokėti, nes visiems į tą atsiremia.
Taip, ir nejauku ten klausti kiekvieną kartą ir nėra nieko baisiau, kai tu guli kėdėjai ir pergyveni dėl skausmo ir dar pergyveni, kiek tai tau kainuos. Tikrai taip. Kokios dažniausios klaidos yra, ką pastebėti tarp pacientų? Galbūt galima paminėti, kad jeigu kažkas jaučia, kad nustumė šitą vizitą, tai gal mes priminsim, kad to daryti nereikia. Kas vyksta, tikriausiai čia klausimas, kas vyksta, kada jau nebepraeis, reiktų ateiti, ar ne? Taip. Tai būna žmonės nurodo skausmą, kad dieną kaip ir nieko, bet jau vakare, kaip atsigulu į lovą, toks sutvinksi, supulsuoja. Tai tas niekada nepraeis, tas tik umės. Be abejo, visi tokie simptomai kaip patinimas, kaip sukandam dantis ir vienas kažkoks toks įtartinesnis. Tai jau irgi signalizuoja, kad tikrai su jų savaime nepraeis, viskas kalba apie jau uždegimus esančius. Tai tikriausiai sakyčiau, jau nekalbam, suprantu, kai skausmas ir rimtai sutinė žmonės visada ateis. Bet va tie tokie, kada atsiranda skausmas specifiškai vakare, specifiškai atsigulus į lovą, arba pilnai sukandus dantis, kai jaučiam, kad vienas kažkoks dantis toks kitoks. Supratau. Aš manau, kad čia bus dabar pats svarbiausias mūsų pokalbio klausimas ir pats svarbiausias segmentas, kaipgi išvengti tų implantų, ar ne? Ką reikia daryti, kad neprieiti prie to slenkščio, kada reikia jau dėti tą implantą. Tai ką turėtų žmogus daryti, kad nereikėtų to implanto? Taip. Tai turbūt, aišku, visada bus tuo atveju, kad, nežinau, force majeure, ne, kažkokia trauma atsitiko, dar kažkas, tai juos, aišku, padedami šalį šiuo metu, bet turbūt svarbiausiai tai priežiūra dantų, tiesiog apie kurią kalbėjom prieš tai, reguliarūs apsilankymai pas odontologą. Šiandien dienai odontologai jie tikrai turi tiek žinių, kad jie vertina vis tiek ne tik dantis, jie vertina galbūt naktį griežite dantimis, galbūt stipriai žmogus miega sukandęs dantis, galbūt yra kramtomųjų raumenų didelė įtampa ir žmogus dėl to griežia ar miega sukandęs dantis. Nes tie dalykai, nors tarytum dantis bus išvalyti, švarus, viskas gerai, bet tas buvimas raumeninėje įtampoje ir stipriai sukandus dantis gali sukelti šaknies kilimą. Ir viskas. Tai vat kartais, kodėl tie reguliarūs vizitai pas odontologą svarbus, nes tai nėra tik apie dantis, tai mūsų svarbu ir visas žandikaulis, ir raumenynas, ir tą reikia periodiškai įsivertinti. Mano sekantis klausimas iš tikrųjų buvo, koks įprotis pakeistų viską, tai tikriausiai tie vizitai pas odontologą reguliarūs. Taip, tikriausiai taip. Ir aišku, ir tas toksai higienos įgūdžiai kasdien taikomi, dar mes juokaujam dėl tų visų raumeninių įtampų veide, išeikit kažkokią turėkit veiklą, kas jūs atpalaiduoja. Nes mūsų tikrai visa tokia emocinė įtampa mūsų kasdienybės nusėda veidinėse raumenyse ir tas irgi duoda po to ilgalaikius rezultatus. Kokius signalus žmonės dažniausiai ignoruoja? Tai tuos skausmus, tvinkčiojimus, kuri čia kategorija? Galvoju dabar, kas man ten tvinksėjo, kada paskutinį kartą. Nes tikriausiai, tokius patvinksėjimus, nes atrodo, gal išsigalvoju, gal praeis, gal tik taip atrodo. Taip, nes žmonės nurašo, kad gal čia aš jautrus, gal čia nieko tokio. Ir dar ką labai tikrai pastebiu, kad iš vis nematoma problema yra tikrai dantų griežimas. Nes būna su pacientais pakalbė ir kas, griežius, ir žmonės sakė, 10 metų jau griežiu. Toks, tarsi čia net ne problema būtų. Tikriausiai, kai ateina nauji pacientai, tai reikia tokį klausimyną gyvenimo duoti, kad ką valgote, kaip miegate, griežite, negriežite, žodžiu, nes gali negriežti ir paskui griežti. Tai čia gali tiek daug dalykų pasikeisti, o pavyzdžiui, jeigu gyveni vienas ir neturi partnerio, niekas tu nepasakys, kad tu grieži dantim. Būtent. Reikia pamiegoti kartais su kom nors su draugė, bent jau kelionėje, vienai lovai. Truputį noriu paliesti apie jūs, kaip pačią asmenybę ir taip toliau, nes matau, kad tikrai daug stažuojatės, daug investuojate į savo žinias. Apskritai, kaip jūs nusprendėte eiti į šitą kryptį ir kaip atsirado pas jūs Amerika ir šitas vienas geriausių universitetų pasaulyje? Taip. Aš tiesiog labai svajojau dirbti prie mikroskopo. Kai aš buvau vaikas, aš nežaidžiau su lėlėm, aš visada žaidžiau su mikroskopu. Aš labai norėjau. Bet aš labai apskritai mėgstu ir myliu žmonės ir man labai nuolat reikia tokios socialinės interakcijos kažkokios, tai daugiau mažiau. Ir supratau, kad aš turbūt laboratorijoje neišgyvensiu, aš ne tas žmogus. Kažkokią mano gyvenimo dalį tai užimti gali, bet ne pagrindinė. Tada atsirado odontologija, nes jau buvo kryptis endodontija, kurioje visada gydytojai dirbdavo su mikroskopais. Tai taip ir atsirado ta odontologija, iš jos sekė endodontija. Padirbau aš kurį laiką tą endodontinį darbą, tą įprastinį endodontinį darbą. Ir aš toks žmogus, man trūksta kažkokio
nuotykio, man norisi kažko dar, man norisi kažko įdomiau ir tada Osle mokiausi endodontinės mikrochirurgijos pas gydytoją, kuris buvo baigęs Pensilvanijos universitetą. Ir jis mane taip įkvėpė kaip asmenybę, taip sužavėjo, atsimenu ir pasiklinikoje stažavausi ir taip man viskas ten taip patiko. Ir tada pagalvojau, kad gal ir man būtų gerai čia atvykti. Bet aišku, tuo metu nebuvo nei tiek galvoje protinių pajėgumų, turbūt, nei finansinių resursų. Ir su laiku kažkaip tą mintį pasėję, pradedi link jos augti. Ir prieš 3 metus atsiradau čia. Jūs baigėt odontologiją Lietuvoje? Taip. Ir po kiek laiko įstojate į rezidentūrą į Pensilvanijos universitetą? Po 7 metų. Tai niekada nevėlu? Niekada. Šakės. Mano sūnui tada buvo nepilni 2 metai, 1,5. Ir sūnų dar turi? Taip, ir tada, bet kažkaip, kai labai norės, ko ta mintis pasieta, jinai mane visada buvo mani gyva, kad aš tikrai kažkada išvažiuosiu kažkur pasimokyti į užsienį. Nes, kaip minėjau, aš labai laboratorijos žmogus. Man reikia kažkokios ugdymo įstaigos, kurioje aš galėčiau padirbti laboratorijai, pati ląsteliniam lygiai, įsitikinti, kas ten vyksta ir kaip vyksta. Ir tada gavosi, kaip ir kalbėjom pradžioje, kad Amerika duoda tas galimybės. Tai jūs jau pasibaigėt rezidentūrą? Šį pavasarį jau baiginėjat. Jau atvažiuoja. Ir rezidentūra trunka 2 metus? 2,5. 2,5. Tai kaip jūs iš visų derinot darbą Lietuvoje, nes jau dirbote, ar ne? Taip, pilnai dirbu. Pilnai dirbot. Šeima, rezidentūra Pensilvanijos universitete, man kažkoks kosmosas, niekaip negaliu sudėlioti, kaip čia tas kelias turėjo atrodyti. Pirmus metus tai veža turbūt toksai tas jausmas, kad tai, ko tu norėjai, vyksta ir kažkokios įgyja supergalios, kad dieną dirbi klinikoje, vakare pabaigi kažkokius klinikos reikalus, naktį būni paskaitose, nes laiko juostų skirtumai. Tai jūs nuotoliniu mokotės? Taip. O, tai nors tiek. Ir čia periodiškai po 4-6 savaitės reikėdavo atskristi būti, o teorija visa per nuotolį. Ir aš tada naktį šiek tiek pamiegi, ryte vėl iš pradžių. Prabėgo 1 metai ir tai pradėjo kažkaip blėsti, jau matyt toks nuovargis akumuliuotis, bet vis tiek, kai dabar jau suprantu, kad aš jau baigiu, man liko tik apsiginti darbą, supratau, kad kur toliau? O kur toliau dar gavau pasiūlymą iš universiteto. Ir vyras sako, taigi tu vis tiek ten liksi. Jis jau susitaikė. Taip, nes aš turbūt toks žmogus, aš negaliu būti per ilgai vienam tyvuliuoti vandenį. Mano klausimas jums būtų, ką tos žinios ir ta patirtis mokantis Amerikoje pakeitė jums? Pakeitė. Tikriausiai, ką jūs ir pati pasakėt, Amerika yra ta šalis, kur tu supranti, kad nėra ribų augti. Ir tas augimas, jis yra toks daug komponentų jame, nes tam, kad būtum profesionalu, tu turi būti ir žmogus, ir profesionalas kaip po savo srities, ir turi labai daug išmanyti ir pats savimi kalbėti apie tai, ką tu darai. Tai tikriausiai labiausiai pakeitė taip, kad ribų nėra. Ribų nėra ir net tada, kai tu jautiesi, kad tu kažką pasiekiai, tu pakeli akis ir supranti, kad virš tavęs dar tiek daug. Nuostabu iš tikrųjų. Taip. Ką galite vardinti galbūt skirtumai tarp šalių? Vis tiek pamatėt, mokėtės čia tikriausiai ir praktikų turėjot. Taip. Ir kadangi gyvenat ir praktikuojat savo profesiją ir Lietuvoje, kokie pagrindiniai skirtumai, ką matot tarp šalių? Man labai čia patinka žmonių ta mandagumo kultūra. Mane labai aš čia tiesiog dėjau. Kai aš atvažiavau 1 kartą, aš praeidau 6 savaitės, grįžau į Lietuvą ir aš nesuprantu, man čia patiko ar nepatiko. Ir kai pabuvau Lietuvoje 1,5 metų, supratau, kad man čia labai patinka. Ta žmonių šiluma, ta drąsa pasakyti komplimentą tau, tas šypsenas, tebūnie žmonės ir sako, kad jos dirbtinės, bet yra taip malonu. Tai tikriausiai man čia labiausiai patinka ta kultūra, kad žmonės mandagus, laimingi, bent jau atrodo. O kas patinka pas mus, aš turbūt vis tiek viduje toks ganėtinai šiaurietis žmogus. Man patinka, kad mes turim šiek tiek atstumo vieni nuo kitų. Aš nesu tas žmogus, kur galiu glėbesčiuoti su kiekvienu praeinančiu. Taip, pas mus yra tos ribos. Ir aš galvoju, kad man bent jau čia gyvenant, tai padeda šiek tiek nepapulti
tarp tokių žmonių galbūt, kurie, nežinau, bando ar ne tai, kad pasinaudoti, bet pasinaudoti situaciją kažkokią, arba įsivaizduoti, kad galite labai prie tavęs greitai ir arti prieiti. Tai tas tiesiog mato, kad, aha, jinai atsargi. Ir čia nebus taip, kad mes per dieną tapsim geriausiam draugiam ar ten geriausiais draugais, ar ten partneriais iš karto, nes žmonės čia labai mėgsta tas impulsyvumas toksai, kad, oi jo, mes čia, tu labai faina, mes čia rytoj viskas darom biznį kartu ir taip toliau. Ir tu tokia, wow. Palaukit, tikrai. Tai labai sutinku su visom įžvalgom, labai panašiai jaučiuosi ir noriu dar pridėti, kalbant apie mandagumo kultūrą ir apie šypsenas ir apie komplimentus, kuriuos dažnai lietuviai priima kaip netikrus ir fake. Tai čia nėra fake, tiesiog aš tai vadinu mandagumu irgi priskirčiau prie to, bet aš galvoju, dėl ko tai mum ypač iš Lietuvos atvykus, jau prisitaikus toje aplinkoje, patinka dėl to, kad mes esame įpratę, kada mus beveik visi kritikuoja. Mus kritikuoja draugai, mus kritikuoja tėvai, mes esame, nežinau, ar užaugę, ar perėmę tos kultūros, kad tu dažniau pamatysi neigiamą, nei pamatysi teigiamą. Ir per laiką tiesiog tu net nepajunti, kad tave taip spaudžiai, tokia dėžutė uždaro, tu pasidarai toksai, nežinau, visko bijai, o kaip čia aš dabar žengsiu tą žingsnį, ką čia apie mane pagalvos. Taip. O čia, kai tu nuolat augai, gyveni ir nežinau, kuri save ant komplimentų, tu tiesiog užaugini tokią vidinę jėgą, tokį pasitikėjimą ir kartais tu žiūri iš šono ir aš galvoju, aš tiesiog pavydžiu tam žmogui to pasitikėjimo savim. Taip. Ir jis ten atrodo iš vis gal ir kažkokią nesąmonę daro ir reziumė, tu pažiūrėk, po 5 metų jam viskas pavyksta, ką jisai norėjo. Taip. O mes sėdėjom visą laiką ir galvojom, kad čia kažkokia žmogus nesąmonė darė. Tai aš labai kartais taip irgi man net šiek tiek gaila, kad žmonės tokie susikausti ir jie nemoka to pozityvo teisingai priimti, nes kartais ir tas negatyvas nebūna tikras, ar ne, ir ta kritika nebūna tikra. Visiškai. Kodėl žmonės galvoja, kad jeigu tave kažkas kritikuoja, čia yra gerai ir tau gero nori, ta kritika gali būti ir pavydo vedama. Visiškai sutinku, taip. Ir čia tiesiog mes esame įpratę, kad mus, žodžiu, visi kritikuoja ir kad čia yra normalu. O gali būti ir ne visai normalu iš tikrųjų. Ir mes dar, manau, turim kažkokią tokią vidinę savybę vertinti, tiek save vertinti, tiek kitus vertinti. Ir čia, man rodos, to nėra tiek daug, kad taip pat vertina, kaip ir jūs sako, žmogus atrodo kažkokią nesąmonę daro. Bet kas mums iš viso daro pagrindą vertinti kito žmogų, ką jis daro, ar ne? Ką jis nori, tai jis daro. Taip, kuo tai liečia mus. Taip, o jūs, pavyzdžiui, toks gal asmeniškas labai klausimas, jums galite ir neatsakyti, bet ar jūs sulaukėt kažkokios kritikos ar klaustukų, kai nusprendėt vis tiek rezidentūrą atlikti užsienį, yra jau šeima, yra darbas Lietuvoje ir maždaug ką tu čia sugalvoji, kam čia tau to reikia, tai eik tą rezidentūrą kažkur kitur. Ar buvo tų tokių iš aplinkos, kad gal nereikia, gal tu čia per daug užsimojai kažko, jautėt kažką tokio ar ne? Buvo turbūt 2 žmonės, kurie man nuoširdžiai susižavėjo ir sakė, vau, kaip tu gerai sugalvojai, tai buvo mano brolis ir mano sesuo. Iš visų ir mano vyras. Ir visi kiti tiesiog mandagiai tylėjo. Tiesiog mandagiai tylėjo. Tada, kaip jau tu pradedi raškyti vaisius, visi pradeda taip žavėtis. Kaip tu tai pavyko, kaip tu tą padarėjai. Bet tikriausiai, kos buvo 1,5 metų tokios tylos iš žmonių ir aš irgi kaip apie tą vertinimą kalbėjom, aš nesuprantu, jie čia mane gerai vertina, ką jie apie mane galvoja, kas čia vyksta iš tiesų, bet iš tiesų tas pirminė reakcija iš patų žmonių, tai man buvo tokia brangi ir iki dabar aš tą tokia laikau tą. Tai buvo tikriausiai tokia gera motyvacija visą tą laiką, ar ne? Labai. Nesunku. Tai buvo sunkus pasirinkimas, labai nepatogus pasirinkimas. Nepatogus, taip. Ar buvo momentų, kada norėjosi iš viską mesti ir galvoti, ką aš čia sugalvojau, ar man čia to reikia? Aišku buvo, nes tu tiek investuoji ir ypač mano specialybė, kartais reikia ir 10 metų dirbti, kad tu kažką apčiopimo turėtum. Tai yra normalu, čia yra tokie... Čia tokie yra, ta prasme, mokslas eina taip greitai į priekį ir tu čia, aš kaip sakau, kartais toks jausmas, kad ta informacija ar kažką, ką mes sužinom, mes jau atsiliekam, nes taip viskas greitai keičiasi. Būtent. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs ryžotės, mokėtės, važiavot, rinkot žinias, tai, kad galit padėti žmonėms šiandien duoti kažkokių alternatyvų, nes tai yra tikrai labai daug, tai yra nuostabu, nes
ne kiekvienas žmogus ryžtųsi investuoti tiek savo laiko, studijuoti užsienyje ir tai yra ir brangu, ir laiko, ir šeimos sąskaita, ar ne? Taip. Vis tiek reikia tą, kaip sakant, ir mama esate. Tai aš neįsivaizduoju, kaip jūs viską suderinat, bet tai galiu pasakyti, kad labai gražiai atrodot. Labai jūsų, matau iš karto, oda tiesiog spindit, net nepasakyčiau, žinokit, kad naktį mokotės, tikrai. Čia aš iš tikrųjų gal taip nepopuliariai nuskambėsiu į moters pusę, bet šita situacija man tai parodė, kokia stiprybė yra partneris, su kuo tu gyveni, nes mano vyras yra cheerleader mano kiekvienam žingsnyje ir tas iš tikrųjų taip saugu, kad aš žinau, kad nepasiseks, nepavyks, aš vis tiek turiu kažkaip saugiai kažkur sugrįžti. Tai, bet jeigu man reikėtų viską daryti vienai, tai neįmanoma, ypač auginti vaiką. Tai va, tai aš labai džiaugiuosi, kad jūs tai pasakėt, nes kartais žmonės labai mėgsta taip idealizuoti neįmanomus dalykus ir sakyti, viskas įmanoma, viską mes galim. Tai va, ir labai refreshing, kai žmogus realiai atsisėda ir pasako, kad neįmanoma. Aš kaip ir dažnai ir apie Ameriką, ir apie gyvenimą čia dalinuosi ir kalbu ir sakau, neįmanoma vienai taip atvažiuoti ir turėti galimybės ir, partneris, ar tai būtų finansinė parama, ar emocinė, žmogus apskritai tas, kuris tave palaiko, tavim tiki, kad mums reikalinga ta support sistema visame kame, bet kokiam gyvenimo kelyje. Tai aš manau, kad buvo labai fainas ir informatyvus pokalbis. Pabaigai turiu dar keletą klausimų jums. Taip. Čia bus tokie signature mano klausimai, truputį, kaip pasakyti, pakreipti jūsų kryptį į mūsų temą. Tai pirmas klausimas būtų, jei žmonės po šio pokalbio prisimintų tik vieną dalyką, kaip jūs manot, kas tai turėtų būti? Yra vienas, ką aš manau, kitas, ką aš norėčiau. Tai gerai sakykit, ką jūs manot ir tada ką norėtumėt. Aš manau, kad jiems užsifiksuos endodontinės mikrochirurgijos sąvoka ir aš labai tikiuosi, kad jie bent jau pagooglins apie tai. Jeigu ką, gali pažiūrėti mano internetinėje svetainėje su mano vardu pavardę, tai ten aš labai daug informacijos prikėliau ir pacientams. O ką galbūt aš norėčiau, kad žmonės atsimintų, šiek tiek atsitraukiant nuo savęs ir savo veiklos, prisiminti, kad dantis yra mūsų dar vienas organas ir jis reikalauja dėmesio. Jis reikalauja dėmesio ir jo taip tiesiog nenustumti į šalį, ne tik dėl estetinių kažkokių ar kvapo parametrų, bet palikti savo žinutę, kad yra irgi mūsų organas ir jį reikia skirti dėmesio ir prižiūrėti. Ką jūsų nuomonė daro 90% visiškai neteisingai kalbant apie dantų priežiūrą? Ignoruoja. Ignoruoja tą kaip po tikrai tokį svarbų vardiklį savo gyvenime. Ir gyvenime tarp karjeros ir visko, kas jums padeda išlaikyti balansą? Tarp karjeros ir visko. Turbūt labai nepopuliariai atsakysiu, bet man pats brangiausias ir mane stabilizuojantis momentas būna, kai grįžtu namo, uždarau duris, namuose yra vyras, sūnus ir man ten yra visas pasaulis. Ir tai yra mano visiškas atsistatymo laikas. Tai turbūt tai mane sugrąžina į tokią realybę, ką aš veikiu, ką aš darau ir kur yra ta mano resursai. Ačiū labai, nuostabus atsakymai. Prašom paguglinti, aš pasidalinsiu jūsų profiliu, tai žmonės galės tikrai jūs atrasti, pamatyti tiksliai, ką jūs darote, gal bus kažkokių klausimų, tai galite palikti net po mūsų pokalbio komentarus. Aš viską atraportuosiu jums, viską jūsų paklausiu ir atsakysim bendromis jėgomis. Tai labai ačiū visiems, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad buvo naudinga. Man asmeniškai tai buvo labai naudinga ir labai ačiū už tai, kad skiriate laiko tarp viso savo šitos kelionės planų ir atvykote pas mane pasišnekučiuoti. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū, kad priėmėt laidą. Iki. Iki.